Kakava yra vadinama super maistu. Čia yra du svarbus žodžiai ir super, nes tikrai super, ir maistas. Šitas produktas tikrai veikia. Jo efektas yra pastebimas kelios minutės pradėjus gerti kakavos puodelį. Iš tiesų tai yra nuostabu, nes kiekvieną kartą tiesiog pradedi jausti ir ant savo kūno, ir matai ant savo kompanijos, kurie ragauja kakavą su tavimi. Jinai net neturi būti itin stipri, jinai tiesiog turi efektą. Na ir kakavoje yra aibė veikliųjų medžiagų, maistinės medžiagos, turi daug riebalų dėl kakavos sviesto, gerųjų riebalų daugiausia, taip pat turi vitaminų, mineralų, antioksidantų, elementų tokių kaip geležis, magnis, kalis, kalcis, varis. Tai yra labai svarbus elementai mūsų kūnui ir kakava yra tikrai galingas šaltinis minėtų elementų. Vienas pagrindinių elementų, kuriuos noriu paminėti šiandieną, yra teobrominas. Teobrominas yra tam tikro tipo stimuliantas. Čia jau artėjame prie temos su kava, kuri yra stimuliantas ir kofeino elementai rišasi su nervų sistema, dėl to mus energizuoja, bet taip pat padauginu šiek tiek kofeino ir tai yra labai individualus dalykas. Galime patirti važiavimą į viršų su energija ir gilų važiavimą žemyn. Būtent kakavoje esantis teobrominas yra kitokio tipo stimuliantas, jisai su kraujotaka, jisai įtakoja kraujotaką ir širdies darbą, iš tiesų tiesiog nuramina raumenis laikančius širdį ir, ne raumenis atsiprašau, bet kraujagyslės, kurios paduoda kraują į širdį, jas atpalaiduoja, dėl to jos atsipalaidavusios išsiplečia ir tiesiog duodama daugiau pumpuojamo kraujo į širdį ir per visą kraujotakos sistemą. Tai procesas vyksta čia ir būtent teobrominas yra toks elementas, kuris įtakoja šį procesą. Kas vyksta kaip after efektas, tai vyksta tai, kad mes jaučiamės labiau susikoncentravę, labiau susitelkę, ramesni, tikrai energingesni iš tos pusės, kad tiesiog net ir norisi sėdėti atsivėrus ar veikti kažką, nes tu jauti, kad vyksta procesas tavo kūne. Tai vat lyg toks pažadinimas įvyksta. Kuo svarbu teobrominas, tai kad jisai neturi įtakos nervų sistemai, lygiai taip pat neturi įtakos kažkokiam greitam nuvažiavimui energijos į apačią. Energija yra palaikoma labai stabili ir apskritai kakava yra saugus produktas ir kavos iš viso nevartojantiems žmonėms, bet ir vartojantiems žmonėms kavą, nes kava pati iš savęs yra nuostabus produktas, tiesiog yra kitoks produktas ir dažnai net mūsų vartotojai pasirenka galbūt vartoti rytinę kavą, bet vietoje 2 ar 3 kavos jau pasirinkti kakavą, būtent ieškant tos stabilesnės energijos, tos ramybės, kurią kakava suteikia ir būtent elementas teobrominas čia turi labai svarbią rolę. Būtent dėl to mes ir sakome, kad kakava yra naudinga tiek kūnui, tiek protui, tiek širdžiai ar net sielai. Kūną veikia, visus organus veikia, veikliosios medžiagos, tuomet yra įtaka ir efektas mūsų protui, koncentracijai, ramiam, nebeturėjimui to tokio rūko ant akių ir ant minčių, grinumui minčių, šviesumui, tiesiog susitelkimui didelį efektą daro. Ir lygiai taip pat, kai norime atsipalaiduoti, nusiraminti, šitą stabilią energiją, jin yra labai svarbi, dėl to tinka kakava ir dažnai renkamasi, kai norima po pietų, pavyzdžiui, atsipalaiduoti, ar nusiraminti, ar medituoti,